Aš galvoju, kad aš esu savo kelyje. Man patinka dirbti su žmonėm, man patinka jausti prasmę savo darbo, aš matau, kai aš galiu jiems padėti ir kai tai pavyksta, jaučiuosi puikiai. Kokia logopedo misija? Aš galvoju, kad kalbėti gali visi. Realiai kalbėti gali visi. Ir kai tu matai vaiką, kuris dar nekalba, tai va ir yra čia ta misija - padėti tam žmogui. Nes be kalbos, be komunikacijos yra iš tikrųjų labai sunku. Visada galvoju, kad žmogus, kuris patiria komunikacijos sunkumų, jis kartais gali pasijausti kaip prie uždarytų durų. Ir logopedas yra tas žmogus, kuris turi raktų, kartais ir ne vieną, kaip tas duris atidaryti. Iš tiesų, logopedo profesija apima visas amžiaus grupės nuo naujagimių, kurie turi rizikos faktorių, kad gali vėliau turėti kalbėjimo kalbos sutrikimų, su mokyklinio amžiaus vaikais, su paaugliais ir su suaugusiais. Kuo gali logopedas padėti suaugusiam žmogui? Tai gali būti balso sutrikimai, tai gali būti po insulto prarasta kalba, įvairūs kiti neurologinės kilmės sutrikimai, kurie tikrai apsunkina ir bendravimo, ir gyvenimo kokybę. Mūsų logopedijos studijų programa yra unikali tuo, kad studentai gali atlikti praktiką skirtingo pobūdžio, skirtingo tipo įstaigose. Tai yra ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, specialiojo ugdymo įstaigoje, bendrojo ugdymo mokykloje. Ir taip pat gali atlikti praktiką ir pasirenkamąją praktiką sveikatos priežiūros įstaigoje. Buvau Turine, kurčiųjų centre, kurčiųjų centro darželyje, atlikau praktiką. Tai labai daug ko parsivežiau, visiškai naujų patirčių, susipažinau su visiškai kita kultūra, su visiškai kitokia švietimo sistema. Ir taip pat turėjau galimybę bendrauti su vaikais, bandyti su jais atrasti ryšį, nes nei aš kalbėjau jų kalbą, nei jie kalbėjo mano kalbą. Tai mes turėjome atrasti ryšį, bandyti bendrauti neverbaliai, per gestus, per mimikas ir tai labiausiai man ir patiko.